Lietuvoje nėra labai daug statybinių medžiagų gamintojų. Pardavėjų taip netrūksta, tačiau nuo idėjos iki galutinio produkto viskas savo rankomis ir savo įrangą gaminančių bendrovių sąrašas plečiasi. Šį kartą mes norime supažindinti su 8 metus netoli Vilniaus Trakų rajone veikiančia dar viena lietuviško kapitalo įmonė, kuri siūlo rinkai įvairią inovatyvią poliuretano termoizoliacijos sandarinimo putų produkciją. Gaminame poliuretano putas. Gamyklos našumas yra 20 000 vienetų per parą, per dieną. Kad lengviau būtų įsivaizduoti, tai, sakykime, tai beveik pilnas yra sunkvežimis. Linijos yra pilnai automatizuotos, rankinio darbo praktiškai nėra, žmogiškojo faktoriaus gamyboje taip pat nėra. Viskas yra įvedama į kompiuterį ir linijos toliau jau pačios viską daro. Yra pripilama chemija, automatizuota tuo pačiu būdu. Iš karto produktas eina ant svarstyklių. Jeigu ten būtų paklaida plius minus 5 gramai, tai produktas iš karto važiuotų į šoną. Tačiau kol automatizuotoje gamykloje produkcija bus fasuojama į meistrų mėgėjų bei profesionalų mėgiamą tarą, ją reikia pagaminti. Ir tai turi būti ne šiaip kažkoks kokteilis, kuris sumaišomas, o po to sufasuojamas naujame gamybos ir prekybos pastate. Ko reikia rinkai, kuri iš produkto reikalauja aukščiausio lygio savybių ir ypatingai draugiškos kainos? Turime savo formulės, turime savo laboratoriją ir ten yra vykdomas produkto gimimas. Ten gimsta produktas. Be abejo, jis yra daug testuojamas. Pirmame etape tai yra testuojama pati formulė, sakykime, jos techniniai parametrai kažkokie tai. Vėliau tai yra vystymo komanda, kuri, sakykime, jau atrinkus reikiamą formulę, sukuria produkto dizainą patį, kad tai būtų skaniai pateikta rinkai. Jeigu tai yra mūsų prekinis ženklas, jeigu tai yra kliento prekinis ženklas, ką mes irgi gaminame, tai jau dažniausiai klientai pateikia pačią produkto dizainą. Jeigu manote, kad pakuotės dizainas nėra svarbus, irgi klystate. Estetika tikrai ne paskutinėje vietoje. Tačiau kur kas svarbiau – chemija. Šios bendrovės kolektyvas termoizoliacinės putas ar klijus kuria ir gamina patys. Be abejo, receptūros yra visiškai mūsų sukurtos. Matot, su gamyba, kai būna, yra gamyklų, neslėpsime, kurios atsiveža didelėse talpose, galbūt bačkose, pavadinkim, produktą ir jį supilsto į kažkokias tai pakuotės. Gali būti tai kartušai, gali būti kažkokios tai mažesnės pakuotės ir skelbiasi save gamintojų. Su putomis nepavyks šito padaryti. Putų negalima atsivežti bačkoje, supilstyti į balionėlius ir vaidinti gamintoją. Tai yra daug sudėtingesnis procesas. Tai yra chemija iš kelių skirtingų komponentų, kuri susideda, kurią reikia supilti, iš karto užpresuoti ventilį. Tai yra dujų mišinys, kuris, patikėkit, yra tikrai sudėtingas. Kaip taisyklė, putose būna ne mažiau kaip 4 skirtingų dujų mišinys, kur svarbu proporcijos kiekvienų dujų. Nuo to labai priklauso produkto kokybė, priklauso tai, kas išeidinės iš to balionėlio, kas bus sustingę. Ir čia, kaip sakau, čia jau nebus taip, kad atsivežiai bačkoje, supilstai į balionėlius ir parduodi kaip savo pagamintą produktą. Su putomis tas dėja neįmanoma. Raginimas rinktis prekę lietuvišką pastaraisiais metais lyg pritilo. Tačiau jeigu ant poliuretano gaminių skaitysite cheminę sudėtį, atkreipkite dėmesį ir į tai, ar prekė sukurta ir pagaminta Lietuvoje, ar tik sufasuota mūsų šalyje. O gal jie atkeliavo iš kažkurios užsienio valstybės. Lietuviška produkcija jau spėjo užsirekomenduoti savo kokybę.